Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandieną bus pamokėlė, kaip susikurti savo privatų CSGO serverį. Taigi nesu labai didelis CSGO lošėjas, kaip matot, savo šaudau, nieko aš nežinau, bet patį serverį yra nelabai sunku susikurti, taigi prieš tai dariau pamokėlę, kaip susikurti Killing Floor serverį ir CSGO serveris, kuriasi labai panašiai. Taigi, netempiam į naktį, galim lošti su botais čia 24 valandas per parą ir serveris pats nesusikurs. Taigi, keliamės į kompiuterį ir pabandykime susikurti serverį. Ir šiandieną mes kursime Counter-Strike Global Offensive, arba kitaip CSGO serverį. Praeitoje pamokėlėje kūriau Killing Floor serverį ir buvo keletas prašymų sukurk CSGO serverį. Taigi, kodėlgi ne? Pabandykime sukurti CSGO serverį. Taigi, visų pirma, ko mums reikės, tai yra 3 nuorodos. Viena nuoroda į Valve Development Community serverį puslapį, kur yra straipsniukas apie kaip susikurti savo serverį. Taigi mes naudosime šiuo straipsneliu šiek tiek ir taip pat Steam CMD, jį mums reikės parsisiųsti. Ir taip pat trečias linkas serverio registravimas. Taigi nuo šiol, man atrodo, neseniai Valve pakeitė, ar Steamas turbūt pakeitė, kaip yra kuriami CSGO serveriai ir nuo šiol reikia susikurti tokeną, kad jūsų serveris būtų prieinamas per internetą kitiems žaidėjams. Taigi, pradėkime. Visų pirma, ko mums reikės, tai Steam CMD. Šią programėlę galima parsisiųsti iš šio puslapio. Visus šios linkus ir šiokią tokią informaciją aš paliksiu šio video aprašyme ir taip pat bus straipsnelis klauskit.lt, taigi ten galėsite irgi pažiūrėti arba komentuoti ir klausti, jeigu kas nors neaišku. Taigi parsisiunčiam Steam CMD, tiesiog paklikinam ant šio linko ir turėtų būti viskas parsiųsta. Šį Steam CMD galime įsimesti į, tarkime, C diską, taigi File Exploreris, jo reikės ateityje, jeigu norėsite atnaujinti serverį ir panašiai, arba instaliuoti kitą serverį. Taigi įsimeskime į naują katalogą, Steam CMD pavadinkim jį. Taigi šis failas yra suarchyvuotas, taigi mes galime tiesiog nuėję į drag and drop ir jis bus išarchyvuotas į mūsų naują katalogą. Ir tada tiesiog 2 kartus ant jo paklikiname ir vyksta šioks toks atnaujinimas. Na ir po šio atnaujinimo mes galėsime paleisti keletą komandų. Taigi mums reikia suinstaliuoti savo serverį. Ir kaip tai padaryti, tai panašiai kaip ir updatinti serverį matome čia. Taigi login anonymous. Palaukime, kol šis siuntimas baigsis, ilgai neturėtų užtrukti. Ok, tai kai Steam CMD baigia viską siųstis ir naujinti, ką mums čia reikia įrašyti, tai visų pirma prisijungti, taigi login anonymous, galima naudoti ir Steam accountą, bet anonymous paprasčiau šiek tiek. Ir tada reikia nustatyti visų pirma, kur instaliuoti mūsų CSGO serverį. Taigi aš C diske sukursiu naują katalogą ir pavadinsiu jį tiesiog CSGO, vienas žodis. Tada šitą galim nominuozinti ir dabar rašome force, pabraukimas, install, pabraukimas, dir ir tada lokacija. Taigi C diskas, dvitaškis, backslashas, CSGO. Ir viskas, spaudžiame Enter. Dabar buvo nustatyta
kur visas serveris bus pasiūstas ir suinstaliuotas. Ir dabar belieka tiesiog pradėti siūstis šį serverį. Taigi mums reikia štai šios komandos app, pabraukimas, update, tarpas 740, tarpas validate. Taigi ši komanda jums parsiūs ir suinstaliuos CSGO serverį ir tada beliks jį susikonfigūruoti. Pats CSGO serveris, man atrodo, virš 10 GB užima, taigi tai šiek tiek užtruks. Na, o ką, instaliuokime. Na ir kol vyksta instaliacija, mes galime nueiti į Steam Community, štai šį Management Servers tinklapį ir čia mums reikia susikurti savo, užsiregistruoti tiksliau, savo serverį. Taigi jums reikia turėti Steam accountą, yra accounto reikalavimai, taigi jeigu jums neina susikurti šito tokeno, vadinasi jūsų accountas kažko neturi iš tai šių reikalavimų, taigi negali būti banintas, lokintas ir panašiai. Na ir kaip susikurti tą tokeną, čia yra testinis, galime jį pašalinti. Tai jums belieka visų pirma, kaip ir minėjau, nueiti į Steam Community štai šį puslapį, prisijungti štai čia viršuje ir tada čia jums reikia rašyti serverį, žaidimo kodą, taigi šiuo atveju 730 CSGO, taigi čia net ir parašyta 730 CSGO ir tada savo serverio pavadinimą, taigi CSGO serveris. Tiesiog užsirašyti, kas čia yra ir tada spaudžiame Create. Ir jums bus duotas štai šis tokenas. Taigi šį tokeną mums reikės įdėti į serverio paleidimo failiuką. Na, o serveris yra vis dar siunčiamas, taigi aš sugrįšiu, kai serveris bus jau pilnai parsiųstas ir suinstaliuotas. Taigi galų gale serveris buvo parsiųstas ir turėtumėte gauti galų gale Success App 740 Fully Installed. Taigi dabar galime išeiti iš šios aplikacijos, Quit, ir nueiname į savo CSGO suinstaliuotą direktoriją. Taigi FSPC, C-diskas, CSGO. Ir štai čia matome viską, ką buvo parsiųsta, ką parsiuntė tas Steam CMD. Ir čia mums reikia ką padaryti, tai sukurti startinį bat failą. Kaip jį sukurti, tai tiesiog galime sukurti tekstinį failą ir tada pakeisti štai čia galūnę į .bat, bet jeigu pas jūs nerodo visų failų galūnių, tada galime tiesiog sukūrėme naują tekstinį failą, taip, tada jį galime išsaugoti su file, tada save as ir tada pasirinkame all files ir tada viską ištriname ir įrašome pavadinimą, tarkime startas.bat. Išsaugome šį failą. Dabar jeigu viską uždarysime, matome štai čia atsirado startas.bat. Šitą galime ištrinti. Dabar ant jo paspaudžiame dešinį klavišą ir edit. Ir štai čia mums reikia įrašyti serverio paleidimo nustatymus. Taigi vienas iš jų bus, jeigu pavažiuotume čia žemyn, kokį serverį norite jūs paleisti. Taigi bus viena iš šių 5 komandų. Aš tarkime paleisiu štai šią pirmąją. Classic Casual. Taigi įrašome šią komandą, tada dedame tarpą ir mums reikia įrašyti taip pat tą tokeną. Štai šį tokeną. Kol kas mes jį nusikopijuojame tiesiog čia kur nors apačioje. Mums reikia pilnos komandos, taigi turime tokeną ir reikia dabar komandos, su kuria bus paleistas tas tokenas. Taigi pavažiuokime čia žemyn. Buvo ne tas tabas, taigi šis tabas. Ir štai čia bus kažkur komanda, kurią mums reikia server login token.
Ir matome, štai čia yra parašyta, kad reikia įrašyti štai šią komandą ir tada tokenas čia. Taigi nukopijuokime šią komandą. Gale ir tada šią komandą taip pat įdėkime štai čia. Ir taip pat galime dar rašyti štai šį, kad būtų išvengta kažkokių tai nesusipratimų. Taigi įrašome ir štai šią pabaigą. Na ir viskas. Taigi file, save, bet failas išsaugotas ir dabar liko dar keletas dalykų. Taigi reikia mums sukurti, pervadinti savo serverį ir sukurti dar kelis failus. Taigi mes jau sukūrėme bet failą. Dabar reikia sukurti autoexec.cfg failą ir jo pagalba galime pervadinti savo serverį į kokį norime. Ir taip pat uždėti slaptažodį. Taigi šis failas turėtų būti csgo/cfg katalogė. Taigi jeigu nuėtume atgal į kur buvo instaliuotas mūsų serveris, matome yra csgo ir cfg ir pažiūrėkime, mums reikia autoexec.cfg ir šio failo niekur nėra. Taigi darome tą patį, ką ir prieš tai. New text document. Tada atidarome šį teksto dokumentą. Tada file, save as. Tada parenkame all files ir čia įrašome būtent tą patį failo pavadinimą. Taigi autoexec.cfg, save. Šitą galime uždaryti notepadą. Ir dabar, jeigu pažiūrėsime viršuje, bus autoexec.cfg. Reikia kartais parefreshinti savo screeną, kad jis atsirastų. Ir tada open with. Ir mums reikia tiesiog atidaryti viską šį failą su notepadu. Ir tiesiog nukopijuojame visas šitas komandas į šį failą. Taigi šio nereikia. Ir visą kitą galime palikti. Taip pat galime pasikeisti savo slaptažodį. Kažką sudėtingesnio. Ir tada šį slaptažodį galime uždėti tik tada, jeigu norite turėti privatų serverį. Taigi šios komandos nenoriu. / ją iškomentuoti. Ir tada pasikeiskime savo serverio pavadinimą, kad būtų lengviau jį surasti jūsų draugams. Taigi klauskit CS serveris. Išsaugojame. Uždarome šį langą. Taigi autoexec sukurtas. Steamo serverio kūrimo tinklapyje. Taigi štai šios komandos. Server cfg antras failas, kurį mums reikia susikurti ir jis bus csgo cfg katalogė, taigi server cfg. Galime tiesiog nukopijuoti autoexec, kurį mes neseniai sukūrėme ir pervadinti jį į server. Tada dešinį pelės, open with, notepad, viską ištriname ir įdedame štai šias komandas. Na ir viskas. Taigi dabar belieka pasileisti CS serverį. Pabandykime tai padaryti. Tikiuosi šį kartą pasileis viskas iš pirmo karto, ne taip kaip su Killing Flooru. Taigi startas. Paklikiname. Jeigu gaunate šį pranešimą, spauskite allow. Ir turėtumėte galų gale gauti kažką tokio, panašiai kaip čia, kad buvo prisijungta su jūsų login tokenu ir buvo prisijungta sėkmingai ir public IP yra štai toks, taigi jūsų viešas IP. Na ir viskas. Dabar jeigu pasileistume CS serverį ir nueitume į LANą, ten pamatytumėme savo serverį, bet prie jo nesijungite, nes jeigu jūs prisijungsite prie savo serverio pats pirmas,
tai jūsų serveris nebus matomas viešai. Taigi kažkodėl serveris veikia taip, jog jūs paleidžiate serverį, tada prie to serverių prisijungia jūsų draugai ir tada jūs einate į LAN ir prisijungiate prie serverio ir žaidžiate su draugais. Ir taip pat, jeigu jūs jau paleidote CS serverį, jeigu bandysite leisti CS, dažniausiai jis nepasileis. Taigi turite pirmą pasileisti CS, tada CS'o serverį ir tada nueiti į Play, Browse Community Servers ir susirasti savo serverį LAN tabę ir prisijungti. Jūsų draugai turėtų serverį jūsų pamatyti internet tabę. Ir taip pat, ką jums dar reikės padaryti, tai susikurti port forwardą. Apie port forwardą, portų pervedimą pamokėlę jau dariau. Taigi yra pamokėlė atskirai, kaip tai padaryti, ir taip pat greitai parodžiau, kaip tai padaryti ant Killing Floor kūrimo. Taigi aš į tas pamokėlės linkus paliksiu šio video aprašyme ir tik paminėti, kad jums reikia forwardinti štai šiuos portus į savo kompiuterį, kad jūsų CSGO serveris būtų viešai prieinamas. Taip pat, ką norėjau paminėti, tai jeigu jūsų draugai nuėję į counterį neranda jūsų serverio pagal jo vardą, kurį mes nurodėme, taigi šiuo atveju klauskit CS serveris, jiems galite duoti savo viešą IP, taigi va čia matome tikusio krovo serveriui, matysite savo public IP ir jeigu duosite jiems šį adresą, mano atveju 109.149.205.38, jie gali jūsų serverį susirasti pagal IP adresą. Ir tada, kai jie bandys prisijungti, jūs šiame meniu konsolėje matysite, kaip jie jungiasi ir matysite savo draugų nikus ir panašiai. Taigi tiek apie prisijungimą. Taigi greitai norėjau counterį pačiam parodyti, kaip kas kur. Taigi mano serveris yra jau paleistas ir jisai gyvas. Taigi spaudžiame Play, Browse Community Servers. Ant šio pranešimo spaudžiame tiesiog OK. Ir tada šis serveris turėtų atsirasti štai šiame LAN sąrašiukyje, taigi refresh ir matome atsirado klauskit CS serveris. Taigi, kada jūsų draugas jau prisijungia prie jūsų CS serverio, tada jūs galite jungtis. Jeigu jūs dabar prisijungsite, kažkodėl, kai testavau, man neveikė, taigi draugui nebėjau matyti mano serverio. Ir kažkur internete skaičiau, kad jeigu jūs pirmas prisijungite, tai serveris patampa LAN serveriu ir jisai yra neprieinamas iš interneto. Taigi susidūriau su šiokia tokia problema, kur mano serveris yra nerodomas internet tabe. Taigi, ieškant pagal IP arba ieškant pagal pavadinimą, tiesiog nieko nerandama. Jeigu ieškom visų serverių, tada visus kitus randa, bet būtent mano serverio kažkodėl counteris neranda. Taigi, jeigu jums taip yra, tada jūsų draugams reikia duoti savo IP adresą. Šis IP adresas jau pasikeitė, nes aš perkroviau savo routerį, bet testuodamas ir tada jiems reikia nueiti į favoritų tabą, tada add server by IP ir čia tiesiog įdėti savo serverį ir galima paspausti Find Games ir matome čia yra mūsų serveris ir spaudžiame Add, uždarėme šį langą ir matome, kad mūsų serveris yra paleistas. Taip pat regis reikia parefreshinti viską ir tada galime paspausti Connect ir prisijungsime prie serverio. Taip pat galime paspausti dešinį pelės klavišą ir View Server Info ir čia matome uptime serverio, playerius ir panašiai. Taigi tiek, neišsigąskite, jeigu jūsų serveris neatsirado internet tabe. Kiek teko skaityti forumuose, tai ne visiems veikia ir kaip tai pataisyti, kol kas neradau. Taigi tiesiog duokite IP ir draugas tegul įsideda į favoritus. Na ką, štai tiek apie CSGO serverio kūrimą.
Šioje pamokėlėje aš tiesiog sukūriau tik tai serverį, kitoje pamokėlėje aš jums parodysiu, kaip įsidiegti admin toolsus, kad galėtumėte valdyti savo serverį, na ir galbūt kaip įsikelti daugiau žemėlapių. Taigi, laukite antros pamokėlės, o šiam kartui tiek. Su jumis buvo Vytautas, iki.